Viena mano mokinė paklausė. Can I ask for a question? Aš žinoma supratau, kad ji nori užduoti man klausimą. Tačiau kažkas šiame sakinyje visgi yra ne taip. Ar jūs jau matote čia klaidą? Reikalas tas, kad užduoti klausimą angliškai yra ask a question. Čia veiksmažodis ask reiškia klausti, klausinėti. Jeigu mes po ask pridėsime prielinksnį for, gausime kitą reikšmę. Ask for prašyti. Taigi užduokime dabar klausimą taisyklingai. Can I ask a question? Arba Can I ask you a question? Na gerai, o kaip išversite tokius sakinius? He asked me to stay. He asked for money. Kodėlgi vienu atveju sakome ask, o kitu ask for? Veiksmažodis ask iš tiesų anglų kalboje reiškia ne tik klausti, bet taip pat ir prašyti. Jeigu jūs prašote žmogaus atlikti kokį nors veiksmą, tada vartokite veiksmažodį ask, nurodykite žmogų ir sakykite veiksmą su dalelyte to. Kaip sakinyje he asked me to stay. Tačiau jeigu prašote kokio nors daikto arba dalyko, tuomet vartokite veiksmažodį ask su prielinksniu for. Kaip sakinyje he asked for money. Taigi dar kartą, veiksmažodis ask turi anglų kalboje dvi reikšmes – klausti arba prašyti. Vartojant šį veiksmažodį antroje reikšmėje, po jo reikia nurodyti veiksmą bendraties formoje su dalelyte to. Tačiau prašydami kokio nors daikto arba dalyko vartojame ask su prielinksniu for. Namų darbams palyginkite ir išverskite į lietuvių kalbą šituos 3 sakinius. I want to ask you something. I want to ask you to help me. I want to ask for help. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.